Sveiki visi, vėl Suboskė, sveiki sugrįžę į kanalą, naujas video, vėl garaže. Pastebėjom komentarus dėl mikrofonų iškart nuo pat pradžių, nusipirko mikrofą, tikiuosi dabar kokybė bus gera, vėlgi dar nežinau kaip viskas, testavomės, atrodo gerai, atrodo geras maikas, tai tikiuosi teisingai viską padariau, sudėjau ir panašiai ir sureguliavau, tai tikimės, kad garso kokybę sprendėm. Bet prieš šokant į šiandienos video noriu paminėti vieną dalyką. Iš praeito video galbūt nepakankamai stipriai akcentavau arba nepakankamai gerai išsireiškiau, ką dažnai darau, tai noriu akcentuoti vieną dalyką, kad kai matėte, realiai visą video aiškinama apie KM6 važiuoklę, kai kurie žmonės priėmė labai tiesiogiai, kaip prieš mandžių išsukimus, kad tai konkrečiai mandžių išsukimų bėda. Ne, tikrai ne. Viso tai video esmė yra, kad turėjau omenyje tokį išsukimų tipą. Tai reiškia nesvarbu, ar tas sukimas auksinis, raudonas, mėlynas, nesvarbu. Mano nuomonė, visos tos pačios bėdos galioja. Tai yra mano nuomonė, mano požiūris. Galbūt ten yra kažkokių esminių niuansų, į tai labai nesileidau. Aš parodžiau savo patirtį ir tikrai nepuolu mandžių hebros ar kažkokios konkrečios kitos hebros. Tik sakau, kad tas tipas, mano nuomonė, nėra geras važiuokliai. Ir iš tiesų mandžių hebra iš karto man parašė, kad jie net bando spręsti vieną iš tų problemų, kurią aš paminėjau ir realiai turi upgrade'ą tiem išsukimam. Tai gal net ir išspręs savo važiuoklėje vieną iš tų bėdų su tiesiog paprastu upgrade'u. Taip pat prašė pasidalinti žinia, kad visi, kas turi tuos įsukimus, nebijokit, jie daro kaip factory recall ar kaip tai pavadinti ir gali jums tiesiog nemokamai upgrade'inti jūsų turimą dalį į tą, kuri jau tikėkimės neatsukinės varžtų ir jų nebelaužys. Ta padedam į šoną ir galim šokti į šiandienos video. Žodžiu, vėl turim, atrodo, vienu žingsneliu atgal, tai variklis vėl ore, tačiau taip nėra blogai kaip atrodo. Pagaliau gavom išmetimo koliką, sudėjau turbaką, realiai atsirado į originalias vietas pritaikėm nubėgimą, aušinimą, liko dar vieną liniją kietą padaryti iš čia į čia, tai dar turiu suvirinti, nes nerudintis plienas. Ir AN4 neturiu fittingsų, visai tai va užsakysiu šitų dalykų, kad pasidaryti AN4 liniją maitinimui tepalo. Tai va, realiai visa sistema žiauriai paprasta, originalių portų čia buvo sočiai, porą net reikėjo užkimšti, tai tuos užkimšom tiesiog paprastai. Nežinau, gal matos, tiesiog paprastas vamzdukas paliktas originalus ir jis užkimštas. Taip pat yra ir čia antros turbos nubėgimo vieta tiesiog, paprasčiausiai užvirinta ir principė viskas čia tuo pasibaigė, viskas čia paprasta. Viskas kaip ir vieta, viskas kaip ir buvo, nieko daugiau papildomai nedėjom. Turim dėžę, gavom pagaliau elektrą dėžę iš Kamuto. Tai profesionalus tikrai dalykas, šiaip bijau iš tą daiktą dar žiūrėti, nes nesakė kainos, tai manau pakraupsiu išgirdęs, bet kai kuriuose vietos tiesiog reikia kokybės, reikia gerų sprendimų, tai čia nėra ta vieta, kur reikia taupyti, nes po to bus problemų. Tai adaptuota dėžė, dėtas tas dalykas, pakeičiau visus filtrus dėžiai, purvinas, įkyrus darbas, tai žiauriai nemėgstu palinių darbelių ir man čia yra pats blogiausias dalykas, nes neturiu gerų sąlygų tai daryti arba pats jų nesukuriu. Tai paruošim dėžę, uždėsim ir manau dėsim variklį į vidų jau paskutinį kartą. Čia garaže tiek reikalų, fone vyksta dar vienas labai įdomus dalykas, kurį manau einam, parodysim, pristatysim. Čia dirba vyrai. Labas Pauliau, labas Tautvydai. Ką čia darot, papasakokit. Buferį dedam. Bet kažkoks netoks buferis, aš manau, kažkaip taip įdomiai dedat. Kokį radom, tokį dedam, aš tą galiu pasakyti. Panašu, kad jisai tilps. Viskas čia bus gerai, viskas čia bus ledas. Žodžiu, iš principo paskelbė registraciją į Matsurį. Matsuris balandžio 10 dieną varysim su biteriu, tikrai nežadu ten bandyti suspėti su pirmuku, tiesiog nematau tikslo. Ir Romka nenusprendė, o tiesiog pristatė man tokią mintį, į kurią aš net nebuvo. Man galvoju, kad mašina ten turi kažką atitikti, ten yra kažkokie tai reikalavimai. Nu, tas KM6, pripažinkim, nėra kažką labai atitinkantis. Tai va, vienas iš dalykų, kad mašina turi turėti visas kėbulo dalis. Ir, nepirksi buferio, tai tiesiog pas Paulių garažę mėtėsi buferis. Taip, nusprendėm pritaikyti, realiai net nežinom nuo ko. Dabar kaip panašu, tai čia E90 335 buferis, nes yra du dusliukai. Ir dar čia kažkoks įdomus sportas, lyg dujas, lyg kažkas, bet atrodo labai originaliai. Tai va, realiai matau, kad čia žiauriai atitinka formą, realiai net arkas sueina, tai čia viskas bus ledas. Pirmą tokį. Mažai, čia trūksta, mažai. Biškį dar pritaikysim, čia bus ledas. Atsirado durys, nes nekeisi lango, tikrai nedėsi tokias duris. Tai į spalvą pataikė, vienintelis trūkumas, kad mašina suspardyta, o durys nesuspardytos, tai biškį netiks, bet manau šitą įdirbsim pačiam Matsurį. Stėsim duris, o visą kitą kaip ir ledas. Einam pažiūrėti, kaip hebra pritaikinėja ir manau, čia kažkas gero gausis. Sėstai, šuo nenaudėlį tu, pabūk vietoj. Žinau, kad bulgarika tau nepatinka, bet darėsi. Ne visiems lengva.
Sviesto šuniuk su sviestuku. Sviestok šuniuk. Šuniuk su ant jo sviestoks. Per 15 minučių turim bodykitą, Pauliu. Čia žiaurui. Kaip taip gali viskas tikti? Senas įprotis taikyti vienų dangų dalis ant kitų. Veikia su varikliais, kodėl negali veikti su kėbulo dalim. Nu tai principė, kadangi šita pusė buvo subaladota iki negaliu, tas pats ir galioja anoj pusėje, realiai metalas, kur reikia, jau pasitraukęs ir net jo čia norėjusi, kad būtų to buferio daugiau, tai viskas čia puikiai. Su arkos linija, nu, žiauriai gerai sueina, ta prasme, man ta laiptelis dar net atrodo, kad čia specialiai daryta. Nu, jo, gal biškai pavertimas yra, čia numečiau parą, tokią atramą, kuri laikė, bet konvertavom lempas į realiai kupo lempas. Nu ir realiai daugiau galios bus, nes iškart turim 2 išmetimus, tai čia bus rimta. Čia, nežinau, 20 minučių reikalas, buferis vietoje, viskas pritaikyta, atpjausim antrą lempą ir nudažysim buferį, realiai, nu, nėra ką daugiau daryti, viskas. Iš eigos ėjo, iš to, ką turėjom besimėtančių dalių sulipdėm ir aš sakyčiau, net gerai atrodo, gal net geriau nei stokį, nes kem 6, nu, parašykit komentaruose, ką galvojate, ar gausi normaliai ar nelabai. Žodžiu, grūdam variklį į vietą, nelabai gerai. Šitas taškas kolvorė buvo atrodė daug geriau negu atrodė kitaip kampais sužais, kai įkišim variklį, bet esmė, kad dabar ganėtinai prastai gula, nes gaunasi čia laus potas, tada tepalas turi kilti ir vėl į čia. Realiai buvo labai gundinti skylė blokė, kurią, nu, kaip nepanaudosi skylės blokė. Tai žodžiu, šitas variantas teks užkimšt. Reikia susirasti naują nubėgimą, turbūt į karterį, standartiškai kaip visom plytom kailiai, į karterį, kurios neturi turbakų, tai vadėsim į tokį tašką nubėgimą, o toliau, nu tai ką žinau, viskas standartiška. Sudėsim visgeitus, pradėsim vedžiotis iš visgeitų žemyn vamzdžius, bet manau, kad čia viskas labai, kaip sakyt, vietos nėra, gal net per kapotą teks daryti kažką, nežinau, nenorėčiau, bet neslėpsiu, sekėsi labai šūdinai. Šiaip didžiąją dalim turbūt tiesiog labai persidirbau, nes darbo dieną dirbu tiesiog darbe, grįžtu namo, projektuoju kažką, sužiūriu visas dalis, 24 valandų ciklas sukasi, tiesiog dirbi miegi ir tada savaitgalį, nu visiškai visas valandas kiek turim, tai turbūt vien per savaitgalį kokias arti 30 link, gal net kem valandų sudedi į būtent pirmų rinkimą. Taip pat ėmiau nemažai laisvų dienų, kad galėčiau dar daugiau valandų sudėti, tai žodžiu, per labai trumpą laiko tarpą iš tą mašiną surėliau, nežinau, 100 turbūt valandų. Nu, realiai atėjo didelis nuovargis, protinis įsekimas, realiai net sunku galvoti, ką daryti, nors ir darbai labai paprastie, praktiškai visiškai nejuda. Nu, žodžiu, buvo labai sunku. Tai net filmuoti visiškai nieko net filmuoju ir žinau, net nestengiu, nes jau mačiau, kad visiškai beviltiškai dirbu, tiesiog labai tokių zombie režimų darau dalykus ir, nu, taip išsiridini iš to kažkokio išduobės. Svarbiausia, kad viską padarai. Labai nemažai padėjo Romka ir Tautvydas, jie tikrai daug valandų irgi su manim kartu sumerkė ir kai realiai aš buvau zombis, jie visą tą darbą padarė. Tai jiem labai didelis ačiū jiems ir tikrai labai pasistumėjo tą mašiną jų dėka. Realiai ką čia turim? Nuo praeito karto didžiausias upgrade'as, ko prieš tai mes labai laukėm, tai turim Twisted Smoke Performance koliką. Realiai šitai įmoniai, kaip čia be pavadinsi, tikrai reklamos nereikia. Twin Scroll turbai, tai reiškia, kad 1 ir 3 cilindras eina į vieną turbinos pusę ir 4, 6 eina į kitą turbinos pusę. Su tuo vadinamu Twin Scrollu galima pasiekti tai, kad daug greičiau užsipučia turbina. Na, tas daug. Sunku pasakyti, kiek tas daug, galbūt tai 400, galbūt tai 500 sūkių, bet jie yra labai kritiniai. Mano nuomonė, drifte, turbako setupui svarbiausias yra responsas. Ne galia, ne niutonai, ne kažkas. Svarbiausia, kad kai paspaudi gazą, turi galia ateiti praktiškai iš karto realiai akimirksniu arba labai greitai. Toks mano buvo planas su MP4, kur uždėjom pačią mažiausiai įmanomą turbinytę, išspaudėm iš jos viską realiai, tai irgi buvo turbo sistemų guolis ir šį kartą irgi turim turbo sistemų guolį. Šitos įmonės turbinos naudosiu, visiems galiu rekomenduoti, nes realiai už vos nemažiausias rinkoje kainas galim gauti labai geros kokybės guolinius turbakus. Palyginimui, turbūt koks garetas ar kažkas kainuos 3-4 kartus daugiau. Kaina kokybė čia yra kosminė. Rinkom HTX 4064 B1 turbiną. Jo, tokia ir yra. Kuo jinai specifinė, tai turi ganėtinai mažą karštąją dalį, kad būtų responsas. Tai yra Twin Scrollas, kad būtų responsas. Ir jinai baigėsi kažkur ties 700 PM arklio. Bent jau taip turbosistemai deklaruoja. Manau, atsižvelgiant, kiek šitie varikliai gali ir kuro sistemą, kurią parašym, turbūt, kad išbandysim, ar tiesą sako turbosistemai, ar galima atsukti ir daugiau šitos turbus. Nu, matysim. Dar čia paskutinį žodį visą laiką duoda tuneris, tai Kamuto Productions, tai
Kaip jis pasakys, tiek ir bus. Realiai turim visą išmetimo sistemą. Tai Romka padarė downpipe'ą ir visą išmetimą. Jisai yra labai primityvus, paprastas, praktiškai labai arti tiesaus vamzdžio. Tai downpipe'as, kadangi turbina apačioj, tai labai paprastas. Realiai net per downpipe'o galą matai turbinos sparnuotę. Ir tada vamzdis praktiškai labai arti tiesaus. Nedėjau ten nerudėjančio ar kažkokio, pačio gražiausio, nes mano nuomonė tai dalykas turi atlikti funkciją. Aš galbūt nesu tas iš tų žmonių, kurie labai skiria daug dėmesio prekiniai tai išvaizdai. Tai va, ir išmetimą pasirinkom paprastą, pigiausią, optimaliausią. Geriau daugiau pinigų padangom, nei kažkur kitur, kur įmanoma taupyti. Neprarandam performanso, ten būdau taupyti. Atsirado interkuleris, tai duosim stokinį interkulerį ir atsirado daugiau mažiau visos linijos jam. Tai turim siurbliuką apačioj paslėptą ir IC radiatorių ir realiai panduojam originalią liniją, kuri taip pat IC radiatorių. Planavau viską visai kitaip, vamzdžiai svesti iki pačia, bet realiai dėl vietos apribojimų kitaip net nelabai reina kažkaip padaryti. Gal čia nėra pati geriausia išvaizda vėlgi, bet funkcinė prasme tai viskas čia super, originali ta linija, realiai išlankstyta taip kaip reikia. Na, viskas čia veiks. Tikrai neramumo duoda tas diametras, na, juokingai atrodo, tuo labiau, kai radiatoriaus pajungimai bus tokie dideli, bet originaliai tokios linijos įeina ir to našumo užtenka, tai mes tiesiog padidinsim našumą su galingesniu siurbliu ir padidinsim gerokai radiatoriaus tūrį, dėl ko vien daugiau vandens užtruks jį ilgiau užšildyti ir taip mes įsiurbimo temperatūrą žeminsim, o žemesnė įsiurbimo temperatūra lygu daugiau arklių. Taip veikia turbakai ir iš principo visos mašinos, tik atmosferikiam gal taip nesijaučia. Atsirado aušinimo linijos. Na, čia viskas primityvo. Išsitestavom visą aušinimo sistemą, jinai yra sandari ir niekur neleidžia. Atsirado vairo stiprintuvas, kol kas be jokio aušinimo. Esu nemažai metų važiavęs be jokio aušinimo kai kuriuose automobiliuose, gaisiniai. Ir realiai viskas buvo gerai be jokio aušinimo, tai dabar iš paprastumo ir skubėjimo ir vertimosi per galvą nieko nepritaikiau. Palikau taip kaip yra, realiai žiūrėsim, jeigu truks, jeigu kažkas kais, tai galų gale įdėsim aušintuvą, čia jau maža bėda kažką po to dadėti. Su stipriaku taip pat sprendėm vieną bėdą. Čia jau YouTube'ės privilegijos, ar kaip tai pavadinti. Čia pažiūrėjau video Hebra ir sako, blemba, atsiūsimės tau savo padarytą, tu pabandyk, pažiūrėk, ar tinka. Tai realiai čia yra mano senas, o čia dabar yra toks naujas, kurį įdėjau. Tai esmė kame, aš nors ir pridirbau šitą laikikliuką, dabar matos, kaip gražiai jis apdirbtas, bet kai jis čia stovi, jis maždaug taip, matot, tas kitas ten taip, o šitas šitaip. Jis realiai siurblį išneša, visą siurblį paneša į čia ir gerokai daugiau įtempia diržą, kur realiai net įtempėjęs atrodo netlieka darbo ir net praktiškai labai sunku uždėti diržą. Mano akim čia yra pavojus, kad bus per daug laužimo alkūniniui, nežinau ar gali kažkas iš to išeiti, gal net kokį alkūninį indiklą gali pažeisti, bet neatrodė gerai, bet sakiau, sendit, tiesiog dabar yra, po to spręsim, bet tai va, susikė Hebra, atsiuntė, realiai susidėjau ir susinormalizavo, viskas atrodo kaip pridara. Su šitu man buvo kilę įtarimų, kadangi šita arka netitinka su šitų taškų. Na, žodžiu, šitas, jeigu pieštumėm apskritimą per šitus taškus ir su šitu apskritimu, kuris eina aplink siurblį, centrai nesutapo, tai man tas buvo pagrindinis niuansas. Tai nežinau, čia gavau tiesiog kažkokio kitokio modelio, ar kas jam negerai, bet pasižiūrėjau net pas Vasiliauską ar pas kitus, kas turės 5.5, tai va tokio tipo tas laikiklis. Svarbu dabar viskas gerai, svarbu įsiaiškinom ir labai ačiū, kad tiesiog pamatė ir pasiūlė pagalbą. Ir automatiškai šitas jau eina su ta išpjova tinkančia praktiškai visiems siurbliam. Tai čia pas mane liko tas pats MKM7 pirmuko siurblys, bet tuo pačiu jo komplekte nurodė, kad galima naudoti tiesiog MP4 paprastą siurblį nuo plytoko, tai čia siurblys, kurį gali bet kurioje dalių parduotuvėje nusipirkti, kaip pavyzdys, pigesnį turbūt nusipirksi už 100, geresnį vokišką turbūt už kokį 100 nusipirksi. Realiai irgi labai pigus siurblys ir jų visų yra netgi dėvėtų. Tai buvo niuansų su kardanais, susivirinau. Realiai mes pripažįstam praktiką virint kardanus ir kol kas labai gerai sekėsi, naudojam dizeliuose, naudojam benzos, kur dizelis realiai daug sukimo momentų, tai realiai didelė apkrova važiuokliai, tai Martynas šitą išbandė. Realiai viskas ten pasteisino, tai vat dabar irgi nusprendžiau, nenusprendžiau, žinau visą laiką, kad virinsiu ir kitaip nebus. Buvo truputis problemų. Čia prasidėjo viskas nuo 135 DCT pirmuko kardano, kuris teoriškai turėjo tikti. Tai visų pirma, šitas diametras mane atitiko per 1 mm. Realiai čia buvo gal, nežinau, 3,5, o tas, kur reikia 3,6 kaip pavyzdys. Nu ką galvoju, gerai, nupjausiu galą, įvirinsim kitą galą. Tiksliau, ne, prasidėjo viskas taip.
nusprendžiau, kad sutrumpinsiu jau turimą kardaną iki 1.35 pirmuko ilgio ir viskas veiks, ne teoriškai. Nei velnio. Tada išsiaiškinau, kad DCT dėžių šitas diametras taip pat skiriasi gal kokiais 2 mm. Vizualiai atrodo, kad tinka, bet kai iš varžtą nebetinka. Tai realiai susivirinau, kaip matos, tiksliau dėdė man suvirinau kardaną. Išsiaiškinau, kad netinka flanšas, tada vėl pjoviau ir jau tada darėm miksą iš šito kardano priekio ir šito kardano galo. Tai realiai mašinau su kardanu ir jinai, iš principo važiuoklėje viskas. Norinau stabdžius, kad kamutai ant stendo būtų stabdžiai, dar neužpyliau aušinimo sistemos, vienintelė priežastis, kodėl taip nepadarėm, tai tiesiog laiko stoga. Žiauriai nespėjau. Dar buvo iškritęs šventinis savaitgalis, tai natūraliai ten prarandi kažkiek laiko, plus su Boske Racing dalyku, tai išsukimai reikėjo prisigauti atsargose realiai, restokintis. Jo, tai reikėjo tiesiog biškį pasidaryti dalykų, nors ir pats nevirinu, bet falau ar sužiūriu, kaip ten surenka ir panašiai. Žodžiu, kažkokia tai vos nekokybės kontrolė ir kažkas tokio, bet, darbų yra kosmosas. Tai ten realiai sudegi 1,5 dienos iš ilgojo savaitgalio. Čia turime realiai visą mano turtą šitai mašinai. Aišku, visą. Tiesiog nemažą dalį dalių, kurios dar turiu sudėti į mašiną. Ir jos yra mašinoje dėl to, nes pripažįstu, kad nespėju. Varau iškot pagalbos. Vešim pas draugą Kanapecką, kuris realiai ruošia sportinius automobilius, deda jiem blankus, puslankius ir taip toliau. Tai telksimės į pagalbą kitus žmonės. Jau su juo seniai buvom planavę, kad jis man padarys aliuminį vamzdį tiesiog iš turbako iki interkulerio, bet matau, kad aš jam duosiu padaryti daug daugiau dalykų. Realiai visus mažus dalykėlius duosiu užbaigti ir realiai nebeturiu laiko, nebenoriu delsti ilgiau, noriu kuo greičiau atiduoti Valdui mašiną, nes vėlgi leidžiam naujų kompiuterių, kurio nėra dar Valdas išdirbęs ir ten užtruks irgi laiko ant stendo, kol viską įsigaudys, įsiaiškins, kaip veikia, ras galbūt kažkokius bugus, kuriuos reiks pataisyti. Žodžiu, to labai bijau, kad ten striksim, tai noriu kuo greičiau jam atiduoti ir nusimest tuo galvos skausmu. O kai grįšiu už Valdo, tada jau galėsim kažką dasibaigti. Iš principo, laiko turim žiauriai mažai. Tikrai žiauriai mažai ir viskas turi tobulai pasisekti. Pirštai sukryžiuoti, tikiuosi viskas paeis. Iš principo, mašina yra žiauriai arti mašinos ir tik atrodo, kad čia daug visko reikia, bet ne velnio. Sportinės mašinos yra žavios tuo, kad labai mažai jose visko yra. Tiesiog mažai dalykų, mažai kažkokių sistemų, mažai elektros, mažai niuansų, tai realiai viską išmetus, jeigu variklis kūrėsi, ratai vietoj, važiuokliai laikosi, viskas kaip ir valio. Tai realiai turim iš važiuoklės praktiškai viską, išskyrus vieną niuansą, kad žinote tą pausakį, batsiuvys be batų. Aš esu susiprojektavęs šitą mašinom, pavadinkim, Pro versijos išsukimą, kuris gerokai daugiau išplatina nei ana versija. Nusipiešiau iš principo išsukimą, čia jau, nežinau, gal sausio mėnesį, tokį išsukimą, kuris atitinka tą, ką sukūriau Kem 6. Tai vienintelis niuansas yra tas, kad vasario pradžioje nusinčiau įmonę, kurioje pjaudavau metalus, išpjauti, sulenkti ir padaryti viską, ką jiems reikia padaryti su metalu, kad galėčiau pasimti, nuvežti, suvirinti. Dar net gavau, žodžiu, labai liūdna, labai paveda, labai stringa viskas. Nežinau, ką darysiu. Ar tiesiog, aš žinau, kad man jie pasakė, kad išsukimas jau yra išpjautas, liko sulenkti ir išsiųs. Ta girdėjau prieš 2 ar 3 savaitės, realiai viskas labai pastrigo, labai liūdna. Kol kas mašina stovi ant ratų su kažkokiu tai random išsukimu iš dar testinių laikų, kai tiesiog testavausi, gali būti, kad šitas išsukimas jau yra buvęs šitoj mašinai, kai realiai testavau visą geometriją ir kai norėjau užsidirbti tą reikalą ir iš bet kokių dalių surinktas ir nedažytas ir taip toliau yra, žodžiu, daug niuansų. Tiesiog mašina tiesiog stovi ant ratų ir laukiam išsukimo, žodžiu, neturiu išsukimo. Žinau, kad yra niuansų su galu, susidėjau vaisfebą ir man vizualiai ratas yra paslinkęs į galą, bet taip pat man ir buvo seniau šitas niuansas su stokinė važiuoklė. Tai aš turiu įtarimą, kad gal tiesiog čia bodžio niuansas. Tai bandysiu išaiškinti, kaip teisingai susukti vaisfebo šakės, kad nesugadint geometrijos. Važiuoklė vis tiek veiktų, bet ratas paeitų į priekį. Nes galas yra labai jautri tema šitose mašinuose ir ten neteisingi ilgiai gali viską pažeisti. Buvo planų darytas pačiam visą galinę važiuoklę, bet tiesiog aš dar tam nesu pasiruošęs, reikia paskaityti tikrai nemažai knygų, kad suvokti viską, kas kaip kame, kad galėčiau padaryti realiai produktą, kuris būtų vertas dėmesio, o ne tik kažkoks, nenoriu tiesiog daryti, noriu kažką daryti tikslingai. Pabandžiau stokinę važiuoklę, pabandysiu vaisfebą, patirtis jau rodo, galbūt rasiu tai, kas nepatinka, nuspręsiu pataisyti savaip, kitų metodų, padaryti kitaip. Tiesiog taip realiai einu, taip man kyla dažniausiai idėjos iš
kažko nepatikimo pasidarau savo, kas patiktų ir dažniausiai jei man patinka, tai tinka ir kitiems. Tai va, tokia metodologija. Nežinau, ką pridurti realiai, labai reikia nemažai sėkmės, kad viskas pasisektų, bet kol kas, nėra dar viskas taip labai tragiška, manau, jei ir kažkur nespėsim į sekantį etapą, šios metus žiūriu kaip į treniruotę, bet kai apšilimą pro lygai, nes, nėra realistiška, kad pirmais metais ateisi ir tau seksis, viskas bus gerai. Ne, reiks įsigaudyti mechaniką, reiks pačiam apsiprasti, reiks suprasti 265 padangą. Žodžiu, niuansų yra labai daug, tai nosies nenukabinu tikrai nepaleidžiam. Kraunamės mašiną ant ralo ir vežu į Kauną pas Kanapecką. Tai va, spaudžiam laiką, subscribe, pakomentuokit, gal kyla kažkokių klausimų, gal kažkas nepatiko, gal kažkas patiko, gal norit, kad kažką kitaip daryčiau. Viską paskaitau ir stengiuosi visiems atsakyti, ar tiesiog visus komentarus peržiūrėti, seku. Ačiū už gerus atsiliepimus, ačiū už blogus, visokių reikia ir ką, iki sekančių.